Sveiki, aš esu Juris Beltė, vadybos konsultantas, lektorius. Ir šiandien pačioj pirmai tinklalaidai vadybos ir valdymo temoms aš pakviečiau Martiną Gedminą. Dabar jis yra rezidentas, jis pats pasakys, kas dabar yra, bet jis yra pagarsėjęs, kad buvo tokios šiek tiek paslaptingas Joniškio ligoninės vadovas. Kodėl paslaptingas? Todėl, kad aš prisimenu, vedant mokymus įvairioms medicinos įstaigoms, tai aš girdėjau labai daug tokių visokių nuomonių. Va ten Joniškio atsirado jaunas gydytojas, vadovas, jaunas gydytojas, kuris daro viską kitaip, labai šiuolaikiškas vadybos praktikas įdiegia, pagaliau rūpinasi žmonėms, net autobusus iš Šiaulių medikus vežė Joniškį, iš Šiaulių ligoninės bėga, eina pas Martiną dirbti. Taip pat aš girdėjau visiškai priešingus papasakojimus, kad tai tik tai PR'as, viešieji ryšiai, ten liberalas pakvietė liberalą ir dabar čia PR'inasi ir nieko ten gero nėra. Ja? Tai aš tada, Martinai, tai sveikas gyvas ir noriu klausti, kaipgi tu atsidūrei Joniškai, prašau. Sveikas, Jurijai, ačiū labai už pakvietimą, garbė ir malonumas dalyvauti, tikiuosi, jog bus įdomu visiems, kurie klauso. Kai atsidūriau Joniškį, daug kartų sakiau šitą klausimą, tai turbūt per didelį atsitiktinumą. Per didelį atsitiktinumą viskas prasidėjo nuo to, kaip atsidūriau Šiauliuose, tai kartu su draugu norėjom daryti tą patį pokytį, buvo tenais galimybė. Ir dėl tam tikrų ten situacijų susiklosčiusių, kai man prasidėjo COVID-as, kuomet tai sustojo, ten buvo tokia man irgi situacija, kad vos negalvojau emigruoti, kad kažkur, kur galima tą pokytį daryti, arba kur galima prasmingiau dirbti tuo gydytoju. Ir per visišką atsitiktinumą susitikome su Vitalijum Gailiumi, kuris ėjo mero pareigas Joniškyje. Mes su juo jau buvome dirbę, kuomet vadovavau jaunųjų gydytojų asociacijai ir dirbam su e-sveikatos klausimais, tai skaidrumo klausimais. Ir tiesiog kaip su pacientu susitikau ir tuo metu ligoninės Joniškio situacija buvo labai sudėtinga, prasidėjo COVID-as, ten reikėjo daryti skyrių, pavaduotoja medicina išėjo, direktorius buvo po planės operacijos ir negalėjo dirbti, žodžiu, reikėjo stabilizuoti situaciją. Ir kažkaip atsidūriau to ligoniai, pats galvodamas, kad, tai čia jau yra tikrai tokia mažo rajono ligoninė, pakraščiai Lietuvoje, tai tikrai čia būtų galima kažkoje tokioje kontroliuojamai aplinkoje kažką nesudėtingai padaryti. Tai bent jau su tokio mintim tenais atsidūriau. Tai va. Martinai, kiek tau metų buvo? Dabar 36. Aha, o kai pradėjai dirbti Joniškio ligoninėje? 31 buvo turbūt. 31, įsivaizdavau, kad jaunesnis buvo, bet 31 irgi. O tai kokia buvo vadovavimo patirtis prieš tai, apart to, kad vadovavai jaunųjų medikų asociacija, ar kaip sąjunga? Jo, tai tokia, sakykime, turbūt ribota patirtis buvo, tai buvau Šiaulių ligoninėje vidaus audito skyriaus vadovas, tos formalius reikalavimus atitikau, net ir tas vadovavimas asociacijais formaliai užsiskaitė. Turėjau tos vadybinės patirties ten ir Kauno klinikose šiek tiek ir dalyvavau visą laiką, kai buvau jaunosiuose gydytojuose su Linė LT, bet iš esmės tai taip, nežinai, medicina. Kaip čia save priskirtum prie žalių vadovų, kai pradėjai, ar jau toks truputį jau geltonesnis, jau ne visai žalias, kaip pats visiškai šviežias ir iš Jūriui turiu pasakyti, kad per anksti buvo iš tikrųjų, kadangi, kaip sakau, galvoju, kad tai rajonas ir kad tai paprasta, bet net neįsivaizdavau, kad ten yra kita specifika ir manau, kad vietomis turbūt net sunkesnė negu didžiosios įstaigos, nes yra kitokia specifika. Tai per anksti, dėl to ir galbūt per greit norėjau daug dalykų daryti, dėl to padariau klaidų neišvengiamų, nes realiai nelabai buvo su kuo pasitart, ar nelabai kažkas norėjo man patart, nes toksai buvau agresyvus gal tokiais antikorupciniais klausimais ir visa kita, tai žodžiu, toksai buvo turbūt per anksti įpulta į tai, bet iš tenais atėjo ir tam tikri patyrimai ir tas gal proveržis kai kur, tai va, toksai įdomus laikas, įdomus patirtis. Fine, einam prie konkretikos. Kasgi buvo ta ypatinga specifika Joniškio ligoninėje, kuris skiriasi, pavyzdžiui, Šiaulių ligoninėje, kur pats dirbi? Tai čia, žinai, reikėtų turbūt kelių parų
išsikalbėti, bet, pavyzdžiui, nu, tarkim, jeigu žiūrim iš tos vadybos pusės, nereiškia, tai rajone, kur yra tiesiog trūksta kompetencijų, ypač tam tikrų specifinių ten sveikatos statistika, farmacija, vaistinė, nu, kad ligonės veikla veiktų. Iš esmės, ligonės kompetencijos yra fokusuotos į vieną žmogų, tarkim, netarkim, ir tu gali būti vadovas, tu gali turėti parašo teisę, tu gali čia kažką baust, kelt atlyginimus, bet gale, nereiškia, kad yra authority, influence ir capability. Tai yra ta CAPI. Tai reiškia, tai gale iš tikrųjų yra pavienių žmogų rankos ir iš tikrųjų buvimas vadovų Joniškio ligonė arba bet kurio, manau, kad daugelį viešų įstaigų, tai iš esmės buvo labai dažnu atveju tarnystė, kartais turbūt ir vergystė, kai reikėdavo savim ir skylės uždengti budėjimams ir kažkaip, žinai, pavyzdžiui, tau tenais žmogus paima ir pasako, nu, va, aš už kitą savaitę noriu išeiti iš darbo. O ant jo sėdė procesas, be kurio ligoninė negali važiuoti į priekį. Ir tada ten reiškia tokios bemiegės naktis, ieškojama žmonių, žiauriai, man atrodo, kad gerų sąlygų iškelimas, ten tas autobusas, kuris tranzavo nuo Šiaulių ir panašiai. Tai, žodžiu, ten daug labai tokios specifikos ir rajonas, politizuota medicina, kai tu žiūri iš gydytojo perspektyvos, daug paslaugų, kurios yra teikiamos ir rizikingai teikiamos, jas reikia realiai uždaryti, kad žmonėms būtų saugiau, bet žmonės nenori to uždaryti, nes jaučiasi saugesni, kai turi šalia ligonę, kur gali atsėti ten visą parą dirba, nors neduok dievę tau tenais naktį ištiks tokia ūminė būklė, nu tenais tikrai reikia važiuoti į ten 3 lygmens gydymo įstaigą ir, žodžiu, tas nuolatinis laviravimas tarp įtikimo daugumai, kuri renka tavo vadovą, kuriam tu esi atskaitingas, medicinos tarnavimas ir pačiam, kai būni gydytojas, toks visą laiką jauti tą atsakomybę už kiekvieną žmogų, už kiekvieną klaidą, tai aš bent jau taip jaučiau. Tai buvo sunku, manau, kad buvo sunku. Man buvo labai sunku. Sakyk, Martynai, vat pirmas toks atsimušimas, kai supratai, sunku. Ja, kas buvo tos pirmas kliūtis, kurias, nu, taip smarkiai pristabdė ir kurias prisimeni, kuriam sekėsi sunkiai sutvarkyti, o galbūt sustvarkėjai, bet kas būtent buvo tai, kas galbūt taip kažkiek ir šokiravo. Nu jo, tai turbūt ką niekada gyvenime neužmirščiau ir dabar jau, kadangi praėjo senaties terminai, tai galiu tai pasakyti. Tai realiai, kai pradėjom vykdyti reformą su dienos chirurgija ir perėjom prie apmokėjimų už paslaugas anesteziologams, chirurgams ir buvo komanda surinkta ir tenais, nenoriu sakyti, ten, nu, tarsi, buvo atvejai, kuriuos aš pamatęs kaip gydytojas, nu, tiesiog, nu, negaliu pamiršti, ant kiek kartais būdavo rizikingi sprendimai daromi arba kokioje situacijoje galėdavo atsidurti pacientai ir, sakau, ėjomės prie to dienos chirurgijos modelio, sakydami, miegančios reanimacijos, tada tai labai sutapo, aš buvau tokio darbo grupiai, kuri dirbo su intensyvios priežiūros modeliu, bet užboikotavo mane gydytojų kolektyvas tam tikros specialybės, jis greičiausiai buvo angažuotas buvusio vadovo, man tai pasiekė žinios ir reiškia, nu, tu darai pokytį ir tau kažkas pasako, vat, ne, ir tada žiūri, kad reikia padengti ten 24 paras per mėnesį. Bet kadangi pats turbūt buvau pramušgalvis ir toks, nežinau, neturėdavau tokio stop savyje, tai jau per tai prisimenu, kai per 40 parų reikėjo 30 parų budėti ligoniniai, kol surinksi naują kolektyvą, nu tai to nepamiršiu niekada. Ten, kai 8 parom tave išlydi žmona į budėjimą, tai toksai beveik, arti išprotėjimo atsiduri, nu ten buvo tada tas buvo labai sunku. O kitas momentas, kai man pasidarė baisu ir supratau, ant kiek tai yra trapu, nes kažkaip galvoju, kad va čia, žinot, mes čia galvom ir keltis į Joniškį, tarkim, ten namą pirkti, visą kitą, bet po savivaldos rinkimų, reiškia, kai buvo renkamas iš vėl savivaldos valdžia ir meras, ir kai aš pamačiau, kiek daug buvo padaryta dėl ligonės, nu mano akim, tikrai, galbūt kažkas nesutiks, bet aš kiekvieną tą sprendimą galiu pagrįsti mediciniškai, kiekvieną. Ir kai pamačiau, kad tiek daug darant, pavyzdžiui, mero politinis populiarumas sumažėjo, tada aš išsigandau. Prasme, toks supratau, kad čia yra ne tik tais darimas, ne tik tais medicina, ne tik tais vadyba, bet atsiranda ir politika. Ir tada ta tokia medicinė vadyba rajone tampa, nu, be galo komplikuota, nes ir aš nemoku, aš toksai galbūt taip beatodariškai žiūriu rezultatą ir va tada išsigandau, galvoju, o blemba, reiškia,
tu net gali darydamas gerai neturėti ateities. Ir tada aš pradėjau turėti, tai gal reikia kažkokį turėti planą B, kad jeigu kažkas čia bus, tave užangažuos, pasikeis valdžia, kažkas užpuls tave ir visa kita. Ir tada tekantis toks dalykas buvo, kai mes ten 2,5 metų labai aiškiai žinutę pasakėm ten tarybos sveikatos reikalų komitetui, kad hebra, mes nerandam daktarų, tarsi. Mes nuo pat pirmų strateginių sesijų įsivardinam, kad mes galim prisikviesti chirurgus, anesteziologus, kurie atvažiuoja, suteikia paslaugas ir išvažiuoja, konsultantus, bet dieninių daktarų mes nerandam. Ir aš žiauriai džiaugiausi, kad pavyko surasti vieną dieninę daktarę, bet kiti daktarai, kad ir kaip ten spaudė juos, manipuliavai, pinigais vilioja viską, ne, jie nenori važiuoti rajoną. Ir atėjo tokia situacija, kai išėjo daktarai į pensiją ir reikėjo tą uždaryti tą naktinį darbą ir pereiti nuo vidaus ligų iki slaugos. Manau, kad mes buvom sugalvoję genialų modelį, nes tas pats daktarų skaičius galėjo padėti 80% buvusių pacientų. Ir tada buvo tokia masinė protesto akcija, net opozicija bandė savo balsus susirinkti ir netgi čia per nacionalinę mediją nuėjo tai. Ir tai irgi, tada tai supratau, kad čia tai yra labai blogai, nes tu bandai gelbėti situaciją, bet tavęs kažkas nesupranta ir tu papuolė ant, reiškia, tokio bėgio, traukinio ir vėlgi politika ir viskas. Ir tada čia buvo toks buvo labai gerai prisimenu, tai buvo 24 metų didysis penktadienis, kai aš patyriau savotišką nukryžiavimą savivaldybės taryboje ir tada supratau, čia tai gali būti negerai. Tai va tokie, nežinau, kažkaip padrikai, bet maždaug tokios patirtis. Taip, kaip aš išgirdau, tai du tokius svarbus atvejus. Pirmas buvo pasipriešinimas iš senosios gvardijos, kurie nepriėmė naują vadovą ir priešinasi pokyčiams ir dėl to reikėjo pačiam kiauras paras budėti ir užlopyti skylės, taip yra, jeigu pavaldiniai nepadaro darbą, daro vadovas. Ir sprendai tai kaip, tai pritraukiant naujus specialistus, ja. Ir galų gale, o kaip pavyko su tą senoji gvardija susitvarkyti, kada galų gale pavyko, kada tu pradėjai jaust, kad galų gale aš jau vadovauju, aš valdau, tas jausmas atsirado, kad aš vairuoju tą ligonę, nes prieš tai reikėjo turbūt kovoti. Ir antras aspektas, aišku, yra politinis, apie kurį dar atskirą laidą galim daryti, žinom, bet man įdomu, kaip pavyko perlipti, nes aš taip irgi reflektuoju per savo prizmę, kai buvau jaunas vadovas, man labai panašiai buvo, kad stengiausi būti labai geras, užlipo kai kurie ant galvos, tada reikėjo daryti nepopuliarus sprendimus, ieškoti kitus žmonės ir gana daug laiko praėjo, kai aš supratau, kad galų gale aš jau valdau procesus. Ja? Gal šiek tiek daugiau apie kaip tau pavyko išsirutuliuoti tą situaciją. Turbūt iki tokio pajutimo, kad aš jau jaučiu tą pulsą, tai gal pusantrų metų praėjo, bet niekada nejaučiau to, nesakau, visą laiką tu toksai, visą laiką važiuoji į darbą, reiškia, grįžti iš jo, kažkas gali sugesti ir kažkas to gali tiekšti pareiškimą tiesiog, taip, tokio bendruomeniškumo tai nepajutau, dėl to niekada nesijutau toks, kad čia taip važiuojam. Tau buvau uždavęs klausimą, ar čia jau yra senoji ligonė, ar jinai konvertavosi. Ir kažkaip, kai aš išėjau, tie pokyčiai, kurie po to taip gana staigiai, kai kurie sugrįžo atgal, parodė, kad institucija realiai nepasikeitė. Tai čia vienas dalykas, bet turbūt aš nenoriu sakyti senoji gvardija, nes su tikrąja senaja gvardija mums pavyko sueiti labai gerai. Papasakosiu, o čia buvo kaip tik toks jaunimas, kuris buvo įpratęs taip rajone dirbti daug, gauti labai daug pinigų, taip apvagiant slaugytojus ir jiems nepatiko, jie norėjo miegoti, o čia reikėjo dirbti. Čia gal net nevadinčiau čia taip buvo įsikūrę, bet čia jau buvo jų ligoninė, reiškia, dabar reikėjo eiti dėl pacientų ir kažkaip kitaip. Bet, pavyzdžiui, aš labai gerai prisimenu terapeutai senieji, tai daktaras Kęstutis ir aš tai prisimenu, mano pats didžiausias komplimentas, kurį aš sulaukiu iš jo, tai yra, tarsi žmogus, kuris mano mamos kursiokas buvo, ten su 40 metų patirtim daugiau. Ir jis man pasako, bliama Martynai, čia gerai pasidarė viskas, labai norėčiau būti 20 metų jaunesnis, kad galėčiau dar tai padirbti, bet, dėja jau ne. Ir aš taip galvoju, oho, man tai buvo toksai,
Ir aš prisimenu, kai mes reikėjo daryti tą strateginį sprendimą dėl perėjimo į dienos chirurgiją, reikėjo investiciją daryti tokią rizikingą, tenais virš 100 000 daryti pirkimą aparatūros. Ir vėlgi buvo pasipriešinimas iš senosios gvardijos dalies tokios. Ir man labai patiko, kai terapeutai tie sako, ne, sako, blemba, sako, važiuojam, mes už Martyną. Mes negali būti taip, kad reiškia, čia vat, terapeutai ir slauga dirba, uždirba mėgančiam skiriam algas. Ne, sako, važiuojam, einam tenais. Nes aš galvoju, kad va čia ten buvo 3-4 mėnesiai praėję nuo mano darbo pradžios, galvoju, nu tai man viskas ragas, aš pasiūliau tą iniciatyvą, nes aš nemačiau jokių ėjimų prieki. Ir tada taip štai pasiūlau, tenais vadovybė buvus tenais visi taip kalba ir taip man už nugaros tie senieji terapeutai sako, ne, sako, Martynas gerai sako, važiuojam į priekį. Ir aš taip galvoju, oho, šito nesitikėjau ir tada atsisuku ir aš šiaip tais visus gydytojus, Egidija, visus gydytojus dar dabar palaikau ryšius, Dalia, viską. Tie senieji terapeutai man buvo wow ir aš iš jų labai daug išmokau irgi gal, nežinau, ar vadybiškai čia, bet aš pamačiau, kad yra labai daug dalykų, kuriuos jie praktikuoja ir jie veikia ir mes nesimoko medicinoje. Tai manau, kad man tai labai praturtino pasimokymas iš senųjų terapeutų. O šiaip tai tikrai negaliu pasakyti, pavyzdžiui, tenais, kad su vyresnių žmonių tarp jie tokie kupini tikrumo kai kurie yra. Bet aišku, čia žinai, Juri, su 100 žmonių, iš 200 žmonių su 100 reikėjo atsisveikinti. Nu, kosmos. Nu, tam žmonių labai daug priešų pasidariau, visko, bet taip kažkaip, bet kita, nu taip ir mane nustebindavo, pavyzdžiui, sakau, aš visiems jau buvau deklaravęs, kebra, mes čia dirbam, mes čia neimam kyšių, mes čia esam dėl to, jeigu bus mobbingas, nu aš to netoleruosiu, nu dirbam. Ir atrodo, tu tai esi jau pasakęs ir taip, kažkas sugalvoja kažką nesąmonę, žiūri tam žmogui akis ir, pavyzdžiui, tavo komandos narys, vadovas yra, nu kodėl tu tai padarai, nu kas čia tau yra, sako, nu tai aš čia vis tiek, nu taigi, ir aš dabar turiu atleisti žmogų, kuris man patinka, kuris man yra brangus, bet jis pažydžia principą, kurį mes visi deklaravome, tai, nu toksai žodžiu, daug patirčių. Tai 100 teko atsisveikinti per tos 3 metus, ar pradžioj labiau? Jo, pradžioj labiau, per pirmus metus apie 50 žmonių pasikeitė ir po to per sekančius 3 vėl po maždaug 25. Tai tiek. O atsisveikinant, tai kaip ten gavosi, kiek iš jų patys išėjo, o kiek reikėjo atleisti, nes turbūt buvo, kurie sako, suprantam, mums nepakilu, mes įpratę dirbti kitaip ir viskas, bet buvo turbūt, kur reikėjo jau, nu kaip, jo, su visais raštais. Pirmais metais buvo tas, reiškia, tiek įdėgiam pokyčius, tai labai daug kas pasinaudojo, kad, reiškia, išeitinėmis tomis, reiškia, pasikeičia darbo organizavimas, dėl to, pavyzdžiui, pirmi metai buvo į minusą nuėję. Ir vėlgi, čia, tarkim, jeigu nebūtų politinio palaikymo, tai niekaip nebūtų įmanoma tų pokyčių padaryti, nes ten pirmi metai, man atrodo, buvo minus 170 000, kai ten visiems akis ant galvos, bet strategiškai sprendimai padaryti jau antri metai plus 900 000, reiškia, rezultatas su didesnėm algom. Ir tai metai vėl tas pats. Tai daug kas, sakau, kai darėm reformas, dalis sako, nu, matau, kad yra pokytis, viskas, einu lauk, o su dalim tai dėja, sakau, jau turbūt apie pusę žmonių taip išmoksta, reiškia, viešos įstaigos atleidimo procesą. Gerai, reiškia, negali popinguoti, reiškia, tu taip pakeiti taisyklės. Taisyklės yra vienodos visiems. Tada tas žmogus, tasme, nu, jisai dėl objektyvių priežasčių jisai nedaro rezultato. Jis netinka, reiškia, įspėjimas, kitas įspėjimas. Ir atsisveikinti, reiškia, turėjom kokius gal 3 ar 4 darbo ginčius, juos visus laimėjome mes, tai reiškia, visą laiką teisėtai elgiamės. Mes kartais tai mane nustebino, man tiek žmonės yra įpratę pinigus gauti už nieką. Jie tiesiog, aš ateinu darbą, aš turiu gauti pinigus, viskas. Tu neturi teisės, tu čia vadovas, sėdėk, neturi teisės iš manęs kažko reikalauti. Nu, hebra, aš dirbu ir visi turim dirbti. Tai tokių pasipriešinimų buvo tokių istorijų. O, 3-4 ginčiai, tai iki teismo nenuėjo? Ne. Tai gana dar, kaip čia, sėkmingai. Aš man dar smalsu tą psichologinę pusę, ja, nu, man irgi kaip vadovai yra tekę atleisti ir vis tik tai yra nesmagu. Bet Labai. man, ja, galbūt yra kokie vadovai sociopatai, kuriem, žinai, kuriem tai visai. Bet, nu, sprendimus reikia atlikti. Kaip pats tvarkėsi su tokiu psichologiniu krūviu, reikia atleisti. Turbūt, kad ne vienas buvo, kuris ir manipuliavo. Martynai, to visai žmonės nerūpi, tau nusispjaut ant likim, kurie darbą ras dabar, negalvojam, kad tu taip nesiskaitai. Turbūt tokių visokių frazų irgi teko. Aš Juri, tu labiau patyręs, aš noriu pasidalinti vieno įvykiu, ten žmogus, reiškia,
incidentas, toksai man sunku ašarų neliet. Žmogus miršta dėl situacijos, kurios buvo galima išvengti. Akivaizdžiai, Mhm. žodžiu, nenoriu eiti į detalės, kad nebūtų galima identifikuoti. Aš tam žmogui kalu pareiškimą, viskas pasibaigė pusės metų nedarbingumu, kaip tipiškai. Pusę metų nedarbingumas dėl stresinių situacijų. Per tą pusę metų mes pataikom, padarome reformas ir užsipildom taip padalinį, kad už pusę metų tas žmogus grįžta ir, tasme, jau nebe atleidimas, bet kadangi nebėra vietos, jis netgi gauna išeitines po to, kai žmogus mirė. Tarkim, gerai, aš turiu pasakyti, galbūt mirė, nes čia kažkas klausys šitą, galbūt tai buvo susiję, bet ir pasakys, ir po to man vėl į policiją reikės eiti aiškintis, ką aš čia prisimenu arba ne. Ir žodžiu, kai tas žmogus išeina, reiškia, po akivaizdaus aplaidumo, jis man sako, Martynė sako, aš jumis esu labai nusivylus. Ir aš taip tada suprantu, kad aš čia nieko nesuprantu, kas čia yra kas. Ir toksai buvo žiauriai sunku, tai sakau, buvo toksai aš naivus, tai Jūri, tai tu sakai, jau toksai atėjau galvo, čia visiems rūpi pacientas, mes čia dirbsim, mes čia bendruomenė, mes čia dar kažkas. Ne velnio. Idėja yra, kai didelė įstaiga, kai jinai yra vieša įstaiga, nėra kažkieno, tai yra daug grubumo ir aš, tik po to supratau, kiek daug to grubumo reikia taikyti ir realiai tai niekada nebūčiau tų sprendimų priėmęs, jeigu nebūčiau vadovas. Su daugeliu žmonių esu susipykęs, su kuriais net nenorėčiau būti susipykęs. Bet iš kitos pusės manau, kad vadovai, kurie galvoja apie vadovavimą, turi suprasti, tu čia ne popkorno eini kept, jeigu tu nori rezultato, bet turi savo grinai atsakyti, nes jeigu tu negalėsi priimti gerų sprendimų, tai tu niekam tikės kaip vadovas. Tada tu reiškia, turi spręsti, būti funkcionierius, nes mes vadovas, jisai turi, tarsi, galbūt tu pamatai, kas yra artimiausi žmonės, tavo šeima, realiai. Tie, kurie ateina, tavo ašaros išgeria, tavo sugeria visą kitą ir jo, tai čia buvo labai sunkus laikai, labai sunkus laikai, žiauriai. Taip, aš tai radau tokią idėją, kuri psichologiškai padeda. Tai yra, kad, kodėl sunku atleisti žmogų, nes pats kažkaip tuo, giliai kažkur pasąmonėje galvoja, kad darai blogai tam žmogui ir aišku, aplinka tą palaiko, kaip tu taip gali, bet reikia keisti vidinę nuostatą. Atleidimas yra gėris, ne blogis, tu neblogai darai, tu gero darai, galų galia darai tam pačiam žmogui gerai, nes kitoj vietoj gal jis ras savo tinkamesnę vietą, gal jis persigalvos, pradės mąstyti kitaip. Tai jeigu atleidimas yra gėris, ir mes darom gėrį ir dauginam gėrį, tada tai kaip čia kompensuoja tą galbūt tą traumatinį dalyką, nes kartais iš tikrųjų yra, kaip gaila, jo žmogui ten šokas ar taip, bet turbūt taip jau yra. Vadovo darbas nėra lengvas ir reikia sugebėti ir tas emocijas įveikti, o įveikti nereiškia tapti robotu. Tai vis tiek empatija yra svarbi. Dėl to aš irgi norėjau pakalbėti, be ko neįmanomas motyvuotas motyvuotas darbas, tiksliau darbuotojų motyvacija, įsitraukimas, tai yra geras mikroklimatas. Ir prieš užduodant klausimus, koks buvo Joniškio ligoninėje mikroklimatas ir ką pavyko pakeisti. Tiesiog noriu pasidalinti, kad dirbant su ligoninėms esu matęs labai skirtingus mikroklimatus, bet dažnai, per daug dažnai yra taip, kad medikai yra tokioj, kaip čia pasakus, tokioj aukos pozicijoje, jie tai prisibijo, pavyzdžiui, ten jeigu yra slaugytojas, tai virš slaugytojo tokį, Šiaurės Koreja, kuri mobbinguoja dažnai, jeigu yra gydytojai, tai būna kokį skyriaus vadovą, vedėją ar kitas, kurių prisibijo, nėra ten tokio, kaip čia lygiateisiškumą, yra tokį galios distancija per didelė ir iš to išplaukia visą eilę problemą, jau grinai vadybinių, kad bijo išsakyti kritiką, klaidų kultūra prasta, slepiamas klaidos, vieni kitus dangsta, kažkas numiršta dėl kažkokios klaidos ar pažeidimo, bet visi draugiškai ten sako, numirė, nieko negalėjom padaryti, jo įrodymų nėra ir turbūt, čia mano toks įsitikimas yra, kad
tokie ilgalaikiai pokyčiai įmanomi visgi keičiant tą organizacijos kultūrą. Visų pirma, mikroklimatas teigiamas, kad žmonės prisimtų daugiau atsakomybės, komunikuotų daugiau, nebijotų klyst, būtų bendradarbiavimas, o ne uždangstymas. Ir tai nėra lengva to padaryti, todėl kad žmonės, jeigu įpratę dirbti, kad už ten klaidą nubaus, kažką pasakys, apkaltins tave subordinacijos trūkumu, lėtai keičiasi. Kaip pačiam pavyko tvarkyti su tuo, nes aš kaip įsivaizduoju, kad irgi pradžioj buvo toks, kaip vienoj ligoninėj man pasakė vienas vadovas, kad pradėjęs dirbti, kad dabar naujus sprendimus darysim taip, o skyriaus vadovai iškart nubėga ir savo pavaldiniams sako, vadovas liepia dabar darykit taip. Ne taip, kad mes apsitarėm ir darykim visi, bet vadovas liepia. Jau ta vertikalioji galios hierarchija labai stipriai išreikšta medicinos įstaigos. Ar bandai laužti ir ką tu darai ir kas pavyko, man įdomu. Nu, čia irgi atskira visai tema, labai plati. Manau, kad mes daug darėm. Kažkaip man tai buvo svarbu dėl to, kad jeigu nėra to minkšto komponento kaip gero klimato, tai vadyba tiesiog neveikia. Prastai veikia. Bet ir tokių grubių struktūrinių dalykų. Pavyzdžiui, mes atskyrėm vyr slaugytojus, tai yra slaugos administratorius, nuo skyrių vadovų. Mes visiškai atskyrėm ne mediciną nuo slaugos. Realiai, bet irgi tai struktūriškai atskiri, bet žmonių mentaliai, ypač rajone, kur ten ilgai žmonės dirbi ir sovietmečio matė, kažkaip vis dar jį prisimena tą, tai vis tiek yra slaugytojai ir vadovas, bet kažkaip irgi bandėm tą atskirti. Čia Amerikos pavyzdžių reiškia, kad slaugytojai yra pavaldus slaugytojai, gydytojas negali nurodyti slaugytojui kažko daryti, kas nėra susijęs su tiesioginiam jo funkcijom. Tai tenais daug įvairiausių sprendimų, matavomės emocinį klimatą, kiek tai pavyko mums padaryti. Pirmais metais daug labai buvo neužtikrintumo dėl tų pokyčių ir po to matėme tą dinamiką. Bet man atrodo, kad čia tokia tema, kur yra labai daug vietos manipuliacijai. Kitas labai svarbus dalykas yra vidurinės grandies vadovai, kas yra labai sunku rajone susirasti, tai yra vidurinės grandies vadovus, kurie palaikytų tą klimatą ir kurie būtų, kur tu susikvieti žmonės ir sakai, žiūrėkit, mes esam komanda ir jūs esat vadovybės dalis padalinyje. Aš turiu per jūs pulsą, aš taip daug kartų esu sakęs, bet tikrai ne visą laiką pavykdavo. Ir prisimenu labai vieną padalinį, kuriame yra tokie, mes Lietuvoje, ne aš tai turbūt visur, yra tokie šešėliniai valdovai, aš tai juos laikau skystakiaušiais visiškai, tokie, kurie nenori būti vadovais, bet jie nori daryti įtaką minkštąją. Ir jie tokie yra šešėliniai. Ir aš, pavyzdžiui, kokia nors yra vyr slaugytoja ir yra kita, kuri tokie ten paskalas, skleidžia labai daug įtakos, bet nenori prisimti atsakomybės. Tai tokie bailė. Tokie kardinolai, taip? Jo. Ir tokie, tai daug yra Lietuvoje, tai labai daug visuose sluoksniuose yra tokių. Ir man, aš galvoju, jie nori daryti įtaką, bet bijo prisimti atsakomybę. Ir aš prisimenu tokį padalinį, kur ten reiškia, viskas blogai, mes čia persidirbėme, mes čia taip ir taip, priesim, bandai ten tą daryti, ir vis negerėja. Ir po to man labai patiko, mes parsisintėm tokį prietaisą, aš rezidentūroje dirbau su tokia kompanija, kur mes matavom ten meditacijos efektyvumą. Ir jis matuoja, reiškia, tavo tą simpatinį ir parasimpatinį krūvį, bet objektyviai. Tu gali pamatyti objektyviai, kur tai yra. Ir tai yra naudojama ten kardiologijoje, psichologijoje, psichiatrijoje ir darbo medicinai. Ir tas padalinys, kuris anketose jam ten negerai yra, visiškai parasimpatiko yra. Absoliučiai jokio persidirbimo, nieko, kaip tik ten trūksta stimuliacijos, trūksta įsitraukimo. Ir pavyzdžiui, toks yra padalinys, jis yra užrakintas, yra toksai neoficialus vadovas, kuris yra nusiteikęs ir viskas, tu nieko ten negali padaryti. Ir aš, pavyzdžiui, kaip vadovas, ten žinodavau, kad ten kiekvienas, ne ligonės mikroklimatas, bet kiekvienas padalinys yra skirtingoje evoliucijos stadijoje. Ir, pavyzdžiui, jeigu aš neturiu žmogaus, kuriuo aš galiu pilnai ten pasitikėti, tiesiog jo nėra, gamtojo nėra, aš jo nesurasiu. Tai ir ten numoji ranką, sakai, tai, žodžiu, ten nėra. Jokio mobbingo ten nėra, žmonės spaudimo nepatiria, jeigu jie nori savo kakotą ant galvos ir sakyti, kad pasaulis mirda, tai čia jų pasirinkimas, tai aš nieko negaliu padaryti. Vėl čia tai viešos įstaigos dalykas, bet čia labai daug yra priklauso ir nuo vadovų, Juri, tu labai teisingai pasakei, išmokto neįgalumo yra žiauriai daug. Aš negyvenau sovietiniais laikais, aš dabar skaitau apie tuos represinius metodus NKVD, KGB, išdavystės, nepasitikėjimą, kai
tai aš suprantu, kodėl taip gali būti, bet nu jo yra žiauriai daug. Mus čia skriaudžia, mus čia tą, o ką tu padarai? Pavyzdžiui, yra ten buvo visi tie įrankiai, pranešti apie mobbingą, tenais gauti mokymus, vis niekada nebuvo baudžiami žmonės už klaidas, o vykdomi mokymai, bet vis tiek žmonės yra įsikabinę ir turbūt reikia kokių 7 metų, kad ta kultūra pasikeistų, bet tada žiūri, iš tų 7 metų ten 5% žmonių išeis į pensiją, nu, toks kartais toksai beviltiškumo jausmas irgi apimdavo. Tai va, nes čia kuris prioritetas svarbesnis. Tai aš savo visą laiką, bent jau, aš buvau iš skubios medicinos, negali būti nei vienos gyvybės, kurią mes praradom, kurią neturėjom prarasti. Čia viskas. Tasme, nu, prarasta gyvybė, tai ir jeigu tai yra dėl aplaidumo, tai yra, čia yra rimtas dalykas. Jeigu yra klaida, ten dėl darbo krūvio visa kita. Ir visokių tų situacijų yra buvę, tai šnekėt. Irgi, man tai, mes ten vaikščiom, ten buvo tokia kas ketvirtį arbatėlė su vadovu. Aš ateidavau į skyrių, klausdavau, kas yra, kaip sekas, visa kita. Ir vis tiek žmonės sako, mums trūksta bendravimo. Tai būdavo renginiai, važiuodavom į teatrą, į kiną, ne į kiną, tiesiog į renginius, visą kitą. Ir vis tiek kažkam būdavo negerai. Tai tų žmonių, tokių pasyvių, jų nepakeisi. Jie yra ta žmonių aktyvistai, jie tokie pasyvistai, yra tokie, kurie juos gali patraukti. Va, tuos gali patraukti, tad dalis žmonių tokių, nu, jinai viešo įstaigoj, kur tu turi tą rinktis komplektaciją iš to, ko gali rinktis, tai jinai tokia išlieka. Tai kartais taip, man po tokiais 4 metų pradžioje toks atėjo, nu ką galėjau, tą padariau, o jau kitkas tai ne vieno manęs priklauso. Taip, gerai, Martynai, mes jau kalbam jau gerą pusvalandį, tai aš dabar noriu taip jau tokius konkrečius klausimus, tuo pačiu ir kažkiek rezimuojant, tai toks tradicinis klausimas yra apie klaidas, jo, dabar taip retrospektyviai, 3 savo didžiausias klaidas, kurias padarei, jo, pripažįstu, tai buvo mano klaidas. Aš irgi galiu pasakyti iškart, kai aš pradėjau vadovauti, man pirmas vadovavimas, pirma klaida, kad aš parinkiau žmonės pažįstamus, o ne pagal kompetenciją, nes galvoju, pažįstamus kviesiu savai, tai tos pažįstamus paskui reikėjo ir atleisti. Jo, tai mano pirma didžiausia. Antra klaida, kad nepakankamai įvertinau, kiek kainuoja darbo vieta ir kai kurie darbuotojai tiesiog buvo per mažai efektyvus, per daug kainavo. Nepakankamai paskaičiavau, nesuvedau vadybą su skaičiais, su finansais, nes patirties nebuvo. O trečia mano klaida, dabar aš galvoju, kad buvo kažkur per daug, kaip čia, pasidavau manipuliacijoms, kur per daug deginau laiko su kai kuriems žmonėms, su kuriais tiesiog nereikėjo deginti laiko ir aišku, dėl to laiko trūkdavo skirti tiem žmonėms, kuriem reikėjo skirti. Kokios buvo tavo, jeigu taip sakyk, 3 didžiausias klaidas? Nu, klaidas tai yra ir galimybė, ką tu išmokai ir nekartuoti, ir taip tuo pat galėtum rekomenduoti kitiems jauniems žmonėms, kurie pradės vadovo karjerą nekartoti, galbūt būtent medicinos specifikoje. Ne, tai didžiausia mano klaida yra ta, kad aš suabsoliutinau darbą ir labai nustumiau į antrą planą šeimą. Tai čia akivaizdi klaida, kuri kainavo daug ir ačiū Dievui, aš turiu dar šeimą ir turiu šeimą ir turiu tą šventyklą, kurią galiu grįžti, bet absoliuti klaida yra ta, kad aš būdamas samdomų darbuotojų, nes vadovas yra samdomas darbuotojas, aš prisėmiau atsakomybę, kad aš čia viską turiu pakeisti. Tai čia buvo akivaizdi klaida. Antra klaida, kad aš iš vis ėjau į tas pareigas per jaunas, nes čia man trūko ir patyrimo, ir supratimo, ir skūros, ir visko, tai čia buvo tiesiog klaida, tiesiog reikia, aš buvau betodariškas ir tada toksai maksimalistas, kad čia viską galim padaryti, čia išeina žmonės 30 parų, pabudėkim dabar, davai būdim, nereikia, to nereikia daryti. O kitas dalykas, tai turbūt yra per didelis pasitikėjimas ir naivumas žmonėm, tam tikrais keliais atvejais tiesiog padariau labai daug tokių klaidų, kai taip, akivaizdu buvo, kad žmogus yra ten nevykęs, netikęs tam, ar dar kažką, tu taip vis sakydavai, davai, dar bandom, ir po to tai kainavo labai daug. Tai toksai, galbūt tokio griežtumo tikėjimai ir aš taip galvojimas, kad čia mes esam visi draugai. Tai turbūt naivumas. Aš manau, kad tos klaidos yra susiję, apsiskaičiavimo buvo. Pavyzdžiui, ten paskaičiuoja tos procentus ir tai pasitikė žmogum, kad
ten jis tau sako, va, čia reikia algos didesnės, nes kitaip čia nieks neįs dirbti visą kitą. Ir tai, žinai, po to pažiūriu Joniškio ligoninės atlyginimai, ten, iki viršaus užkelti tenais. Ir tai yra administracijos kaina, nes administracija yra žiauriai efektyvi, aš tenais dirbu pusę etato, be pavaduotojų ir panašiai. Ir po to pagalvoju, kad, okei, tai kažkas ant to išjojo. Ir taip galvoju, kad ir dabar susidarė nuomonė, kad taip ir yra normalu, nors kitur aplinkui taip nėra. Tai turbūt, bet čia turbūt jo klaidos ir galimybės, mokymasis. Čia turbūt nebrandumo kaina arba to, kad tu neturi kažkokių pamokų ir pavyzdžių. Tai jo, turbūt tas, kad tau reikia tau reikia iš ko mokytis. Deit vienam ir šokti ant kažko. Tokio mentoriaus, labai labai reikia mentorius. Aš turėjau mentorių, kad tas mentorius, reiškia, nebuvo iš tos srities sveikatos ir buvo labai sunku tenais, visiškai patirties negalima buvo perkelti. Bet šiaip eiti jauniems žmonėms, kurie eina į vadovo pareigas, manau, kad tu turi sutikti, kad reikia mentoriaus, nes kitaip tai čia yra, kitaip gali prisidirbti labai stipriai. Martynai, viskas buvo vien klaidos, per 3 metus pavyko labai daug ką padaryti. Kas yra 3 dalykai, kuriuos tu labiausiai gali didžiuotis, ką pavyko padaryti? Galbūt sunkiai, galbūt iš dalies pavyko, bet visgi gali sakyti, kad tai sukuria vertę visuomeniai, ligoniniai, Joniškiui, pacientams, galbūt kolegams. Tai manau, kad tas akivaizdžiausias dalykai, kurie tokie lengvai apčiuopiami, yra tas, kad dienos chirurgijos modelio konvertavimas, jeigu ten kartais ten būdavo 2 operacijos per savaitę, buvo toks modelis, toks lygis pasiektas. Tai mes perėjom prie to, kad būdavo ten 14 kartais per dieną. Tai realiai ten ta ligonių kasų pinigai, kurie buvo skirti aktyviam gydymui, realiai buvo panaudoti iš tikrųjų vertės kūrimui. Tai algos gydytojų, algos yra tokios, kad jie gali dirbti kaip balti žmonės, neimti kyšių. Čia yra labai svarbus dalykas. Manau, kad Joniškis tą parodė pavyzdį. Tai tuo gali didžiuotis. Dienos stacionaras kosmiškai geras. Tarsi vėlgi, tiek dienos chirurgai, tiek dienos stacionaras, kur tenais 70 žmonių per dieną gaudavo pagalbą, jiems reikėdavo gultis į ligoninę, labai daug skausmų išspręsdavo visą kitą. Ir skubi pagalba, kur buvo pavykę užtikrinti, tai reiškia, mes buvom pirmi Lietuvoje, tenais turėjom naktinį postą, kad visą parą dirbo skubios medicinos gydytojas. Tai čia žiauriai gerai, nes reiškia, anksčiau paslaugų vaikams visai nebuvo teikiama skubiai pagalba, tai buvo teikiama visą parą, po to redukavimas ties dieną, bet reiškia, vaikai, kraujavimai, intubacijos, viskas padaroma čia ir dabar, tai tas akių svetimkūniai, tasme buvo kosmosas pasiektas ir tuo tai čia tie dalykai, kuriais galima didžiuotis. Jo, puiku. Visgi dirbai samdomų darbuotojų valstybiniai ligoniniai. Tai, dabar tai tavo akims, kokios yra pagrindinės dabar viešoji sektoriaus bėdos. Tai čia truputį jau mes kaip prie politikos prieinam, bet vadovai, ypač aukščiausio lygmens vadovai su to kasdien ir susiduria. Ir tada yra, vieni sako, kad nieko neįmanoma daryti, kiti galbūt galvoja, kad reikia plato ir šerti tam tikros partijos, kurios yra valdžioje. Dar kiti, bet kaip išlaviruoti dėl to aš kaip galvoju, sakiau, kad verslai yra paprasčiau vadovauti. Aš nesakau, kad lengviau, bet paprasčiau, nes yra labai aišku žaidimo taisyklės, net akcininkai palaikys vadovą, jeigu jis yra kompetentingas, bet ligoninės vadovas gali būti labai kompetentingas, bet pasikeičia valdžia savivaldybė ir jau tarkoja. Jo? Tai yra žymiai daugiau spaudimo, plus dar visuomenės požiūris. Tai kokios yra tas viešojo sektorio ydos, kurios, kaip čia, stabdo progresą, kurios trukdo ir galbūt kaip jos galima įveikti, o jeigu neįveikti, kaip su joms, kaip išgyventi, kad galėtum dirbti, kad tai netrukdytų. Aš čia turbūt skambėsiu nepopuliariai, bet aš nesuprantu, kas yra vieša į ligoninę, šiaip jau, atvirai. Nes aš manau, kad gerai, bent jau mes Lietuvoje nesam supratę, kas yra ta vieša įstaiga. Aš visiškai nesuprantu, kodėl aš nemanau, kad rajono tarybų
steigėjo statusas turėtų būti ligoninėse ar antram lygyje. Aš manau, kad, prasme, kas prisima atsakomybę už sveikatos rodiklius, nes kai buvo Amerikoje, mes galim kritikuoti sveikatos sistemą Amerikoje, nes ten yra maistas blogas, farmacijos pramonė, visą kitą, bet ten būdavo nepelno siekiančios įstaigos. Jos yra privačios, jos yra nepelno siekiančios, bet ten labai aišku, kokie yra rodikliai, ten yra nepriklausomos valdybos, dar kažkas, jos veikdavo į priekį, o čia nuo viešųjų pirkimų. Mes paimkim privačią įstaigą ir valdišką įstaigą. Mes pradėkime su to pačiu įstatiniu kapitalu ir tom pačiom sąlygom. Tai privati įstaiga tiesiog eis į priekį, ją dabar valdžia bandys slopinti kažkaip dirbtinai, bet dėl viešųjų pirkimų, pavyzdžiui, žiaurus yra nepasitikėjimas. Sąlygos pirkti viešaisiais pirkimais tai, kas yra, jis yra kosmiškai blogas. Valdžia turėtų pažiūrėti viešieji pirkimai, mes visiškai ir aišku, yra labai daug korumpuotų vadovų. Aišku, kad yra labai daug korumpuotų, bet gal geriau yra dabar turėti, kai yra AI, dirbtinio intelekto agentai, visiems vadovams sekti jų banko sąskaitas, jų skambučius ir visą kitą, negu kad tai blokuot tą augimą į įstaigų. Aš žinokit, aš mačiau Šiauliuose, pavyzdžiui, nepasikeitė valdžia, pasikeitė vadovas tenais. Ten ilgesnė istorija, bet kitaip yra. Ir kur tęstinumas? Kas atsako už tikslus ilgalaikius, visą kitą? Tai aš iš tikrųjų, arba mes turim priimti sprendimą, bet Lietuvoje mes nesam prie to priprendę, dėl to aš atsiribuoju labai nuo viešo sektoriaus. Universitetai turi savo statusą. Pavyzdžiui, universiteto ligoninės steigėjas yra universitetas. Universiteto senatas yra tam tikri principai irgi tam tikra ekosistema. Ten yra stabilumas. Tai universitetinės ligoninės jos važiuoja į priekį. Kitos įstaigos, būt vadovų viešo įstaigoje, tie vadovai, kurie veikia gerai, tai aš prieš juos nuoširdžiai lenkiu galvą. Nes jie versle uždirbtų 2 daugiau arba 3 daugiau. Man taip atrodo. Ir dėl to yra labai daug vidutiniokų vadovų, kurie tiesiog plaukia pasroviui pagal politinę valią. Ir man atrodo, kad dėl to realaus progreso mes ir nematome. Nežinau, kažkaip taip toks labai platus klausimas iš tikrųjų. Jo, apie tai galima dar daug kalbėti, diskutuoti, čia gali būti ir atskira tema. Ir tada pabaigoje ten tiesiog jau paskutinį klausimą noriu užduoti. Martynai, kaip pats save matai ateitį? Ar dar vadovausi kokiai nors ligoninei? Savo ligoninei. Savo ligoninėje arba tenais, kur aš būčiau tarp dalininkų. Jo, labai tikiuosi, kad, jeigu nebus karo, kad už 20-30 metų Olmas išaugs, galbūt kažkada stacionarinę slaugą pradėsim daryti, bet iš kitos pusės jau labai tikiuosi, kad už 30 metų koncepcija sveikatos priežiūros pasikeis, kad mes būsim orientuoti į sveikatą su visais tais nešiojamais rodikliais, kad mes būsim orientuoti į sveikatos išsaugojimą, sveikatingumą, o ne ligų gydymą ir tas visas sveikatos draudimo mechanizmas pereis iš to apmokėjimo už paslaugas tokias grubes. Tai taip viešai įstaigai tai nemanau. Ir dabar ten, kur aš esu dabar, tai labai džiaugiuosi. Žinot, labai tikiuosi, kad per 10-12 metų sugrąžinsiu savo skolą šeimai, kurią padariau. Ir po to, taip labai norėčiau, kad tos įstaigos jos, sakau, man labai įdomu. Pavyzdžiui, vakar ar užvakar pamačiau, kad Google'as paviešino MedGemą. Manau, kad tokie dalykai, tie dirbtinio intelekto rinkai labai pakeis viską ir mūsų supratimas apie mediciną keisis. Ir aš ne šiaip sau įstoju ir į šeimos medicinos rezidentūrą. Manau, kad pirminė grandis turėtų labai labai stipriai augti. Ir manau, kad valdžia ją turėtų įgalinti toliau augti ir augti ir augti. Be abejo, taip. Tai, Martynai, tai ačiū labai ir ką norėtų palinkėti vadovams, būsimiems vadovams, kurie galbūt yra konkursas, galbūt ne Joniškio, gal kito rajono ligoninė ir koks nors specialistas perspektyvus ir kandidatuoja ir galbūt net laimės konkursą. Tai ką palinkėtum, kam jis turi būti pasiryšęs, koks būtų tavo palinkėjimas? Aš pirmiausia, tai Jūri noriu tau palinkėti sėkmės ir ištvermės darant šitą labai svarbią iniciatyvą. Nuoširdžiai tai sakau, nes irgi iš tikrųjų
matyt, patyrusius žmonės, kurie dar turi entuzijazmo ir turi tos vilties ir nori dalinti savo patirtim, tai aš tik noriu palinkėti sveikatos ir ištvermės, tai čia yra labai svarbu, nes jauniems vadovams, jauniems gydytojams labai reikia pavyzdžių, mentorių, tai to labai reikia. O jauniems vadovams aš visų pirma noriu palinkėti suprasti, kas jiems yra svarbiausia. Labai norėčiau matyti daktarų ir vadovų, kuriems yra svarbus pacientas ir sveikata, bet ne iš moralios pusės, bet kad jiems būtų, kaip mechanikų yra svarbu sutvarkyti mašiną, tai kad aš labai norėčiau matyti kuo daugiau daktarų ir institucijų, kuriems svarbu yra išspręsti problemą, jeigu mes esame į lygą orientuoti, o po to yra išsaugoti sveikatą. Ir kai turi tą kaip patį pagrindą, tada jau nuspręs, kaip kitą reguliuoti. Ir man atrodo, kad tada viskas nusėda į savo vietas. Kai tu turi tiesiog ateini savo, aš čia esu dėl ko, va dėl to. Nu dabar politinės aplinkybės, laikai gali būti vienokie, bet aš darau, būtų ideali situacija, daryčiau kitaip. Bet dabar darau taip, bet visą laiką prisimenu, kad man svarbiausia sveikata, nes aš taip sukuriu naudą visuomeniai, už kurią man jinai moka, o nesu tik tai šiaip savo, žinot, va čia gydytojas, esu tokiai biurokratiniai sistemoje, nieks manęs nesupranta, tai galiu būti saugus. Ne, aš esu čia dėl žmogaus. Manęs nieks negali išnaudoti, aš turiu dirbti už savo kolektyvą, bet esam čia dėl žmogaus, kad jam padėti. Tada, kai jam reikia padėti. Jo, turbūt, ką aš girdžiu, tai asmeninis misijos jausmas, kad dirbi dėl žmogaus, turbūt yra pats pagrindinis, centrinis. Gaila, kad pas kai kuriuos medikus tai išblėsta darbai, jie perdega arba dirba mechaniškai, bet kiek aš tenka sudurti, visada, kad ir kokiai organizacijai, mažiau toksiškai, sveikai, vis tiek yra medikai su didžioji raidė, kurie atiduoda pacientams ir didžiausia pagarba, ir turbūt visų pirma, jiems ir ačiū reikia pasakyti. Tai ačiū labai, Martynai, tau. Tai tuo ir mes baigiam pokalbį. Jeigu kils kažkokie klausimai, tai galėsit rašyti komentarus, kur bus įdėtas, bus turbūt ir Martyno Facebooko profilį įdėtas, ir mano, ir padarysim kanalą YouTube. Ir jeigu kokie klausimai, arba mintis, arba papildymai, tai labai smagu bus, tai galės būti tie klausimai ir komentarai kaip temas tolimesniems pokalbėms. Tai ką, linkiu sėkmės, Martynai. Ačiū visiems žiūrėjusiems, ačiū Jūriui, sėkmės visiems. Dėkui.